Na, visų pirma, paplokite savo už tai, kad esate čia, nes jūs skelbėte pasauliui, kad atstovaujate laisvę. Pasakiau, paplokite savo, nes jūs skelbėte pasauliui, kad atstovaujate laisvę. Laisvė turi vardą ir tai yra. Laisvė turi vardą ir tai yra. Ukraina. Tai vadinasi Ukraina. Todėl mes čia. Mes čia, nes žmonės miršta. Žmonės šąla. Mere, labai džiaugiuosi jūs vėl matydamas. Žmonės. Nėra elektros. Ir tai ne metas šampanui. Tai ne metas gėrimams, kokteiliams. Tai ne metas paploti savo per petį, kai Ukrainos vyrai ir moterys šiuo metu slepiasi nuo dronų, kurie kasdien virš jų skraido. Kai maži vaikai žūsta eidami į bažnyčią, kai moterys yra prievartaujamos. Blogos, žiaurios kariuomenės, vadinamos Rusija, kuriai vadovauja blogas žmogus vardu Vladimiras Putinas. Tai ne metas save sveikinti. Kai bendrauju su prezidentu, nuolat jam primenu apie ten vykstančius siaubingus dalykus. Šiandien apie tai išgirsime iš pirmų lūpų. Iš Ukrainos parlamento narės Julijos. Ji papasakos mums, kas iš tiesų vyksta ten. Juk mes su jumis galime sėdėti ir skaityti ataskaitas, bet kai kurie žmonės šioje salėje šį košmarą išgyvena kasdien. Mes čia nesusirinkome švęsti. Mes nešvęsime, kol nebus pasiektas realus ilgalaikis taikos susitarimas su tikromis saugumo garantijomis suvereniai Ukrainai. Taip, būtent taip. Kažkodėl jūsų negirdžiu. Nenoriu, kad šiandien sėdėtumėte tyliai ir kukliai. Visur sakau tą patį. Įsivaizduokite, kad šiandien esate afroamerikiečių bažnyčioje, gerai? Man reikia jūsų reakcijos. Taip, teisingai. Ar čia yra bent vienas žmogus pasirengęs eiti į pačią pragaro ugnį? Taip, mes čia. Ar čia yra tikri kovotojai pasirengę pasakyti, mes nesustosime, kol Ukrainoje nenustos kristi bombos? Taip, taip. Negirdžiu nieko. Garsiau. Taip, žinoma. Štai dėl to jūs čia esate. Jūs esate čia, kad pasakytumėte. Aš nesirinkau kurios nors partijos pusės. Nesvarbu, ar esu demokratas ar respublikonas. Nesvarbu, ar esu liberalas ar konservatorius. Nesvarbu, ar esu kairysis ar dešinysis. Bet tai, kas yra absoliučiai svarbu, tai žmogaus teisė šalyje, kuri vadinasi Ukraina. Taip, taip. Ar girdite, ką sakau jums? Taip, taip. Žmonės, kuriuos šiandien pakvietėme, yra lyderiai stovintys prieš akiją. Jie jau labai ilgą laiką kovoja šioje kovoje. Žinote, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis man įteikė medalį, man buvo labai gėda. Man buvo gėda, nes atrodė, kad mes nieko ypatingo nepadarėme. Tada aš pasakiau, aš to nenusipelniau. Yra daug žmonių, tikrų didvyrių, ir kai kurie iš jų dabar yra šioje salėje, nes jūs kovojate jau daugelį metų. Jūs matėte, kaip tai prasidėjo. Kol kiti tylėjo, jūs matėte šiuos manevrus. Matėte, kaip smauglio dvasia pradeda apvynioti Ukrainos kaklą. Jūs apie tai šaukėte visų balsu, skambinote varpais, bet niekas jūsų neklausė. Na, dabar jūs esate išgirsti. Ir mes kaip dvasiniai diplomatai padarysime viską, kas mūsų galioje, kad pasaulis niekada daugiau nebetylėtų apie tai, kas vyksta.
Man nerūpi, jei MSNBC nustos apie tai pranešinėti. Man nerūpi, jei CNN nutils. Man nerūpi, ar ši tema šiandien yra madinga ar ne. Jūs žinote politikus, jie griebiasi temos, kol ji yra populiari ir jie išmeta, kai ji jiems nebereikalinga. Bet Ukrainoje žmonės žūva dabar. Ar jūs mane girdite? Taip, ponė. Taip. Štai kodėl mes čia esame. Aš esu čia, kad priminčiau žiniasklaidai. Aš esu čia, kad priminčiau jums. Šis pranešimas priklauso jums. Tie iš jūsų, kurie davėte dvasinių diplomatų priesaiką, o kai kurie iš jūsų yra šioje salėje dabar, esate čia, nes pasišventėte dvasiniai diplomatijai. Ir aš sakau tiems, kurie žmonės klausia, kaip man gauti ženklelį. Tai nėra dovana. Tai nėra kažkas, ką mes tiesiog daliname žmonėms. Tai įsipareigojimas. Taip. Jūs duodate priesaiką. Jūs prisiekėte. Jūs prisiekėte, kad esate pasirengę ginti tuos, kurie neturi balso, kad naudosite savo padėtį, galią ir įtaką, kad kalbėtumėte vardu tų, kuriems reikia apsaugos. Taip. Štai ką jūs prisiekėte. Jūs neprisiekėte kokiai nors partijai. Jūs neprisiekėte ištikimybės kokiam nors žmogui. Jūs prisiekėte ištikimybę taikos idealui. Taip. Man nerūpi, kokia jūsų odos spalva. Man nerūpi, kokia jūsų rasė. Man nerūpi, kokia jūsų religija. Man nerūpi, kokia jūsų lytis. Man nerūpi, kokia jūsų socialinė padėtis. Ar baigėte Ivy League universitetą, ar kaip aš tiesiog gavote mokyklos baigimo pažymėjimą. Teisingai. Pirmin. Aš turiu Dievą, bet kad žinotumėte, aš sukūriau daugiamilijoninį verslą. Tai tiems iš jūsų, kurie dabar žiūri į mane su tam tikru skepticizmu. Tiesiog žinokite, Dievas yra ištikimas, Dievas yra geras. Dievas, jis tai padarys. Bet aš jums pasakysiu štai ką. Milijonai žmonių Ukrainoje dabar neturi tokios galimybės. Todėl, ponia ambasadoriau, aš nenoriu, kad mes garbintume vieni kitus. Dabar nelaikas linksmintis. Mes dar pasijuoksime, bet dabar vyskupe laikas prisiminti mūsų brolius ir seseris, kurie šiuo metu šąla Kijeve. Jie dabar šąla Bučoje. Dabar vyksta elektros tiekimo sutrikimai. Prezidentas Zelenskis būtų čia, bet jis negali palikti žmonių, kurie dabar yra Kijeve, kai vyksta tai, kas vyksta. Aš pasakiau, ponia, likite ten, kur esate. Būkite įkvėpimas ten, vietoje, nes dabar svarbiausia, kad jūsų tauta niekada neprarastų vilties. Ir aš jums sakau dabar, Ukrainos tauta nepraranda vilties. Teisingai. Pirmin. Ne, jie nepraranda. Bet mums reikia jūsų pagalbos, kad toliau skleistume šią žinią. Naudokitės kiekvieną kamerą, prieš kurią atsidursite, kiekvienu interviu, kurį galite duoti. Kalbėkite su kiekvienu, kas pasiruošęs klausytis. Kalbėkite apie Ukrainą. Priminkite jiems, kad mes čia, Amerikoje, vertiname savo laisvę. Mes tikime raudoną, baltą ir mėlyną vėliavą. Mes tikime, kad esame drąsiųjų tėvynė ir laisvųjų žemė. Ačiū. Štai kažkas ploja. Ponia Mijang, te laimina jūs Dievas už visą sunkų darbą, kurį darote Korėjos labui. Ji yra tikra dvasinė diplomatė. Korėja dabar yra puolama ir ten dabar daug kas vyksta. Teisingai. Korėjos Respublikoje dabar, Kinijoje. Jūs suprantate, kad Rusija ir Kinija veikia kartu. Be abejo. Jie bando sustiprinti savo įtaką. Štai kodėl prezidentas Trumpas ėmėsi Venesuelos. Man nesvarbu, ar jūs tuo tikite ar ne, ar jums tai patinka ar ne, bet jis nori sutrukdyti Kinijai pirkti rusišką naftą, o Venesuelai parduoti naftą Rusijai. Kuo labiau trukdome Rusijai gauti pinigus už naftą, tuo labiau sulėtiname jų karinę mašiną. Taip. Tai paprasta. Taip tai yra. Mane piktina, kai žmonių girdžiu. Oi, Trumpas tiesiog visus parduoda. Kodėl jūsų nuomonė? Mes ką tik pašaliname Maduro iš Venesuelos. Teisingai. Kodėl mes nusitaikėme į Grenlandiją? Man nerūpi jūsų politika. Aš kalbu apie faktus. Aš čia nesu tam, kad propaguočiau vieno žmogaus ideologiją. Suprantu, kad kai kurie gali nesutikti su metodais, bet mes bandome sutrukdyti Rusijai ten dislokuoti povandeninius laivus, kurie padeda palaikyti karą Ukrainoje. Ar suprantate tai? Taip, suprantame. Taip. Ir jei mes nesustabdysime Rusijos, jie toliau puls Ukrainą, jie puls Gruziją, jie puls Moldovą, jie puls NATO.
Ir štai mes jau esame trečiajame pasaulinėme kare. Teisingai. Štai kas yra pastatyta ant kortos. Štai kodėl aš sakau, parama Ukrainai tai ir yra Amerika pirmiausia. Taip. Amen. Tai ir yra Amerika pirmiausia. Nes jei mes jų nesustabdysime dabar, turėsime juos sustabdyti amerikiečių vaikinų jėga Kijevo žemėje. Teisingai. O Dieve. Baltijos valstybės, NATO. Ar jūs mane girdite? Taip, ponia, mes girdime. Tai yra daugiau nei pamokslas. Aš nesistengiu jums duoti pamokslo. Aš stengiuosi, kurie galbūt nežino, paaiškinti, kas yra statoma ant kortos. Štai kas yra pastatyta ant kortos. Ir daugelis iš jūsų, jūs esate daug didesni ekspertai, ponia Andersonai. Daug didesni ekspertai nei aš, ponia McMichaelai. Jūs jau seniai kovojate šią kovą. Ir aš meldžiuosi, kad informacija, kurią jie jums teikia, įkvėptų jūs nuolat prisiminti, kodėl mes tai darome. Kodėl mes nebūsime tylūs? Kodėl mes niekada nebūsime nutildyti? Kodėl mes toliau skleisime šią žinią visame pasaulyje? Kodėl mes toliau priminsime jums, dėl ko mes kovojame? Ir mes esame arti. Prezidentas man prieš porą dienų pasakė, mes esame labai arti. Jis tiesioginė prasme man pasakė, kad mes beveik turime susitarimą. Mes beveik turime susitarimą. Būtent taip jis pasakė. Jis pasakė, mes beveik susitarėme. Priminkite žmonėms, kad mes esame labai arti. Mes kovojame iš visų jėgų. Man nesvarbu, kaip tai atrodo naujienose. Prašau, išklausykite mane, mano broliai ir seserys. Juk jūs esate mano broliai ir seserys. Taip mes esame. Jūs esate mano broliai ir seserys. Mes galime nesutarti visais klausimais, bet tai normalu. Tai normalu. Tai normalu. Mes neprivalome sutarti visais klausimais, bet tais klausimais, kuriais sutarėme, mes stovime petys petin. Ar girdite mane? Štai kodėl dvasinė diplomatija veikia. Taip, kartu. Nes mes esame kartu. Tai bendri veiksmai. Jūs galite atrodyti ne taip kaip aš. Štai kodėl man patinka visi šie susitikimai dėl dvasinės diplomatijos. Mes tiesiog kaip vaivorykštai žmonių susirinkusių kartu. Man tai patinka, aš tiesiog dievinu tai. Nagi, kas nors pasakykite, jūs tai mylite, jūs tai dievinate, aš tai dievinu. Tai žmonių vaivorykštė, kurie sako, klausykite, mes galime nesutarti, mes galime atrodyti skirtingai, mes galime kalbėti skirtingomis kalbomis, mes galime turėti skirtingą socialinį statusą, bet galiausiai mes visi ginsime tai, ko norime. Ir tas žodis yra laisvė. Kas nors pasakykite taip. Taip, taip. Žmogus gali būti žydas, bet jis nori laisvės. Jis gali būti musulmonas, bet jis nori laisvės. Jis gali būti juodaodis, bet jis nori laisvės. Jis gali būti baltasis, bet jis nori laisvės. Jis gali būti moteris, bet ji nori laisvės. Jis gali būti krikščionis, bet jis nori laisvės. Ar girdite mane? Aš galiu būti iš Afrikos ir man reikia laisvės. Nesvarbu, kokios rasės esu. Nesvarbu, kokios spalvos yra mano oda. Nesvarbu, kokios yra mano politinės pažiūros. Visi, kurie gyvename žalioje planetoje, mes visi norime Laisvės. Laisvės. Jei tuo tikite, pasakykite taip. Taip, laisvė. Šiam laikui reikia laisvės. Taip, laisvė, laisvė. Ir mes turime prisiminti Haitį. Taip, Haitį, visus, visą šalį. Pakistaną, taip. Visus, be abejo. Laisvė, teisingai. Pasakykite tai. Pasakykite garsiai. Dėl to mes čia ir esame. Laisvė. Kinijai reikia laisvės. Iranui reikia laisvės. Šiaurės Korėjai reikia laisvės. Tai teisinga. Taip. Argi nesutinkate, kad jai reikia laisvės? Būtent šią mintį bandau jums perteikti. Štai kodėl mes čia esame. Gerai, baigiu pamokslą. Aš baigiau, nebeužimsiu jūsų laiko, nes prieš mus dar daug puikių, nuostabių pranešėjų. Noriu padėkoti Alatrai už pagalbą organizuojant šį renginį. Pasveikinkime juos. Marina. Ponia Valerija, mūsų bosė. Taip mes ją vadiname. Amen. Ponia Olga, atrodo jį ten, gale. Visi sunkiai dirba, kad visa tai įvyktų. Ir vėlgi ne tik tam, kad įkvėptų. Tai svarbu. Bet ką mes darysime su tuo įkvėpimu? Dabar mes imsimės darbo. Žmonės manęs klausia, kaip man gauti dvasinio diplomato ženklelį, taip? Šiandien jų neturiu daug. Turiu keletą, bet aš jums tiesiog sakau, su juo susijęs įsipareigojimas. Ir tie, kurie pasirengia prisimti šį įsipareigojimą, galbūt šio renginio pabaigoje, tiems, kurie nori išeiti.
Mes pasistengsime tai padaryti. Bet tai yra tikras įsipareigojimas. Prašau tai suprasti. Kaip jau sakiau anksčiau, jei norite tik nusifotografuoti, tai man jūsų nereikia. Nenoriu jūsų matyti. Teisingai. Jei norite tiesiog paskelbti socialiniuose tinkluose ir pasakyti, buvau konferencijoje, tiesiog pasigirti internete, likite sofos kariais namuose, nes jūsų mums nereikia. Teisingai. Bet jei esate tikras kovotojas, eisite į frontą, eisite ten, kur reikia. Dėl to galite prarasti draugų, galite tapti nepopuliarus. Taip, teisingai. Bet būtent tokių žmonių mes ieškome. Ir būtent tai mes ir toliau darysime Ukrainos labui. Čia išgirsite puikių, nuostabių ekspertų. Esu labai dėkingas kiekvienam iš jų, kurie yra čia. Kai kurie iš jų atvyko čia iš Kyjivo, iš Ukrainos, įveikė ilgą kelią. Taigi aš atiduodu žodį jiems. Noriu išklausyti juos visus. Noriu, kad jūs visi gautumėte įkvėpimą, nes jie įkvėpia mane, o dar daug darbo laukia. Šlovė Ukrainai!